Pasižiūrėkim greitai Ethereumą, bet labai tyliai. Labai tyliai, nes mano vaikas miega, tai reikia tyliai, greitai viską daryti šiuose namuose. Ethereumas, ar ne? Super nice, entries, visas movas, ar ne? V formos, bearish, backtestas, bam, atgal į viršų. Pagrindinė zona testuota 1, 2, nu čia 3, 4, realiai dvigubas toks, bet 3, ketvirtą kartą. Ketvirtą kartą testuosim. Ir kas realiai dabar vyksta? Arba mes truputėlį čia apsistojam, prasitestuojam, ar ne? Prasitestuojam, kažkokį pullbacką turim, tada backtestinam atgal, prasibraunam ir nuo šitos zonos toliau į viršų keliaujam. Arba mes backtestinam, ar mes keliaujam atgal prie range low. Neturiu kažkokios gražios spalvos, tai tiktų. Tokią padarysim. Arba mes backtestinam ir atgal prie range low. Kas atrodo visiška nesąmonė dabar būtų, nes visi time and distance statistikos rodikliai, šiaip bendrai, viskas rodo, kad mes turėtumėm breakoutint, ar ne? Bet nėra garanto, kad mes prieš tai negausim kažkokio tai pullbacko. Pullbackas turėtų įvykti, ar ne? Kad ir minimalus. Kokio dydžio jisai bus, mes pamatysim. Įplaukos į Ethereumą yra milžiniškos. Lauk, mes nesam nieko pasižymėję, ar ne? Gerai, mes nieko nesam pasižymėję kažkodėl. Pagrindiniai targetai, kokie yra? 4, 8, 5 ir 5, 8, 6. Čia yra deviation zonos pagrindinės. Sekundę sulyginsim. Pagrindinės deviation zonos. Pagrindiniai mūsų targetai yra long term, ar ne? Tai kas Ethereumą jau turit nusipirkę? Liuks, jeigu turėsim pullbacką atgal prie 3.1 ir šitą zoną laiko, puikiai proga užsipirkti. Jeigu turėsim. Jeigu neturėsim, straight to this point, ar ne? Bus. Tai va. Gerai, kad pasižymėjom dabar. Tai labai paprasta dabar yra, nes mes esam visiškai topinam. Tai long entries šitoje vietoje yra nesąmonė. Long entries ant pullbacko. Liuks. Short entries. Kaip skalpas, kuris gali būti rytinamas irgi. Liuks, bet visa koncentracija į aukštesnius taškus kol kas eina. Visa koncentracija į aukštesnius taškus eina. Tai vat, aš jau ant šito treido nieko realiai neturiu, esu broke, man yra likę $147 ant šito treido. Aišku, rezultatas labai gražus, dar turim nerealizuotų 4,8K. Tai tikrai, kai dar backtestinsim, reiktų dalelę nuimti, bet kartu aš labai didelę dalį jau ir nuėmiau. Tai kažkaip gaila atrodo dar nukirsti, nes jeigu gausim breakoutą tokį stiprų, tai norisi kažkokį tai moonbagą turėti. Ir kuo didesnis moonbagas, tuo aišku rezultatai gražesni ir didesni bus. Tai vat, viskas labai paprasta. Tai va tiek apie Ethereumą. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, labai daug naujų narių prie mūsų prisijungia ir jau prie mūsų prisijunginėja. Kas prisijungia ar ne? Pusbroliai, broliai, giminaičiai. Nu, žiauriai smagu, kad grupė tikrai plečiasi ir ne vien tik tai, vat, aš pareklamuoju, bet realiai žmonės mato naudą. Jeigu jūs norit dar prisijungti, turit vieną iš paskutinių progų, nes tos nuolaidos tikrai greitai neliks. Nuolaidos kodas 67, nueinat į oskarstrading.lt, įrašot, gaunat didelę nuolaidą, pasijungiat narystę, pasijungiat pas mus, mokinatės, dalyvaujat, dirbat ir turėsit gražius rezultatus. Jeigu ne, tai ne. O jeigu vėliau pasijungsit, tai žinokit, kad mokėsit ir daugiau. Tai vat. Užmetam liuksą, susimatysim truputėlį vėliau.